Labas rytas, dabar metas žinioms, kviečiu žiūrėti. Neeilinėje Seimo sesijoje ketinama balsuoti dėl europarlamentaro Andriaus Kubiliaus kandidatūros į Europos. Labadiena, jūsų dėmesį 15 valandos žinių pranešimai. Ukrainos parlamentas patvirtino šalies užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos atsistatydinimą ir paskyrė naująjį diplomatijos vadovą. Dabar keletas penktadienio naujienų trumpai. 3 Baltarusijos piliečiams už akių pareikšti įtarimai dėl priverstinio Ryanair lėktuvo nutupdymo Minske. Labadiena, LRT eteryje dabar žinių laikas, kviečiu žiūrėti. Kyjivas praneša, kad Rusijos dronai pražudė 2 žmonės Sumų srityje ir Labas vakaras, 18:30 dabar Lietuvoje, LRT eteryje tai žinių laikas ir štai ką matysite. Rusijai toliau dronais atakuojant Ukrainą, Latvijos. Svarbu, kad pasirodytume lietuviams ne tik kovos lauke. Latvija praneša, kad jos rytuose Rėzeknės savivaldybėje vakar nukrito Rusijos karinis dronas, pirminiais duomenimis atskridęs iš Baltarusijos oro erdvės, į kurį Ar vila Graikijoje nebuvo pabėgimo planas, jei karas Ukrainoje įsiplėstų? Užsienio reikalų ministras likti griežtai skirtiniams atvejams. Labas vakaras, darbą pradeda Panorama. Šią valandą su jumis būsiu aš, Marijus Žiedas. Ačiū, kad žiūrite. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis atmeta opozicijos kaltinimus, kad Rusijos invazijos Ukrainoje išvakarėse įsigijęs vilą Graikijoje, jis su šeima ruošiasi bėgti iš Lietuvos. Ministro atsakymai į opozicijos klausimus neužtruko nė pusę. Labas vakaras, LNK žinios apie antradienio įvykius Lietuvoje ir svetur. Su naujienomis aš Gintaras Deksnys. Ir aš Adomas Grinius su sportu. Pirmiausia, glaustai, ką matysite. Seimas palaimino naujojų Lietuvos eurokomisaru, apleido savo sveikatą, todėl gyventojai nori jam ją grąžinti. Seimas patvirtino naują Lietuvos eurokomisarą. Jo Labas vakaras, LNK žinios apie antradienio įvykius kviečiame žiūrėti. Su naujienomis aš Gintaras Deksnys. Ir aš Adomas Grinius su sportu. Pirmiausia, glaustai. Seimas palaimino naujojų Lietuvos eurokomisaru meną, kai įkvėpimo šaltiniu tampa voratinkliai. Seimas patvirtino naują Lietuvos eurokomisarą. Sveiki, tiesiogiai dirba TV3 žinios. Naujienų kviečiu aš, Eglė Šepetytė. Ačiū, kad žiūrite.
Konservatorių pirmininkas Gabrielius Landsbergis skambina pavojaus varpais, kad Lietuvoje valdžia. Čia TV3 žinios ir aš Rokas Petkevičius. Sveiki, metas apžvelgti trečiadienį. Visiems žiūrintiems sakau ačiū. Išskirtiniai gaudynių vaizdai iš drono. Štėje išgelbėjo Omaro patelę ir suteikęs jai vardą paleido į vandenyną. Vievėje policija įnirtingai gaudė nusikaltėlius ginkluoti savadarbiais šaunamaisiais ginklais, vogtų automobilių narkotikų. Sveiki, TV3 vakaro žiniuose, aš Rokas Petkevičius, kviečiu trečiadienio naujienų. Visiems žiūrintiems sakau ačiū. Išskirtiniai gaudynių vaizdai iš drono. Gelbėjo Omaro patelę ir suteikęs jai vardą paleido į vandenyną. Vievėje policija įnirtingai gaudė nusikaltėlius ginkluoti savadarbiais šaunamaisiais ginklais, vogtų automobilių. Labas vakaras, svarbiausi pirmadienio pranešimai Reporterio laidoje. Latvijoje rastas rusų dronas buvo šunų išminuotojų. Latvijoje Rėzeknėje rastas Rusijos bepilotis buvo užtaisytas sprogmenimis. Labas vakaras, svarbiausios sekmadienio naujienos žinių laidoje. Ačiū, kad žiūrite. Šeštadienį Latvijoje sudužo Rusijos paleistas karinis dronas. Apie Sveika, miela Lietuva. Labas rytas, Juste. Labas rytas. 2 minutės po 6 rugsėjo 3, antradienis. Sveikiname su jumis laidoje Labas rytas Lietuva ir žinoma. Sveiki, visi 14 valandų metas, kaip ir visuomet tokiu metu pradėti laidą Labą dieną Lietuva. Malonu, kad esate drauge, tikimės, kad artimiausias bent jau 2 valandas ir pasiliksite, o štai ką artimiausiu metu matysite. Artėjant Seimo rinkimams laidoje apie politikos senbuvius ir 7 ir 8 kadencijas tradicija tęsiama jau šimtmečius, kuo ji pasižymi Lietuvoje. Bet pradžioje naujausių šiandienos įvykių apžvalga ir Eglė Daugelaitė.
Labas vakaras, su jumis svarbi valanda ir svarbiausi šio ketvirtadienio įvykiai. Štai ką matysite. Karas Ukrainoje vadinamas labiausiai dokumentuotų tebe vykstančių karu, tačiau sėtus prie miesto pažibos Trevi fontano. Karas Ukrainoje vadinamas labiausiai dokumentuotų tebe vykstančių karu, tačiau dėl specialaus tarptautinio tribunolo Rusijai Sveiki, aš Viktoras Jakovlevas. Jūs žiūrite vidurdienio žinias, svarbiausios temos dabar. Neeilinė Seimo sesija dėl buvusio premjero Andriaus Kubiliaus hotelė musulmoniška Indonezija. Apie viską išsamei dabar. Seime neeilinis posėdis. Po pietų turėtų paaiškėti, ar bus pritarta konservatorių Labas vakaras Lietuva, 16:30 mes pradedam savo antradienio laidą, patogiai įsitaisę savo laidos svetainėje su mano laidos pačiutė Eglė Šantaraitė. Labas tau. Labas vakaras, toks gražus žodis pačiutė. Sveiki, aš Viktoras Jakovlevas. Jūs žiūrite Info dieną, svarbiausios temos. Ukrainoje nauji bombardavimai Lvive ir automatais. Apie viską išsamei dabar. Atsistatydinus net keliems ministrams Sveiki, mėlėjai, lygiai 12 valanda, tad pats metas aktualiems 1 rugsėjo trečiadienio Delfi dienos pokalbiams. Šį kartą prie laidos vairo būsiu aš, Kornelija Jasiūnaitė, taigi nieko nelaukdami gazuojame į šiandienos programą. Pasaulinės seksualinės sveikatos dienos proga, ar jo teritorijoje esanti ežero pakrantė vis dar neprieinama visuomeniai. Šiandien rugsėjo 4 pasaulis mini seksualinės sveikatos dieną. Labas vakaras. LRT valanda savaitės įvykiams apžvelgti. Latvijos prezidentas pranešė apie šalies teritorijoje nukritusi rusišką droną, o Gitanas Nausėda pakartojo, kad būtina stiprinti Baltijos šalių oro gynybą. Sveiki, jūsų dėmesio aktualių analizės laida 24/7. Netrukus matysite. Jums aišku, kad nebus koalicijos socialdemokratų Žemaitaičio. Man aišku, kad taip, nes bet turi įvykti rinkimai. Mes nebūsim. Ir ten yra tik vieno punkto partija. Laidoje 24/7 Mindaugas Lingė, Seimo konservatorių frakcijos seniūnas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, taip pat